Sveiki, Dzūkijos veido žiūrovai. Tai kągi ne šį, o sekantį šeštadienį, gruodžio 28 dieną, 19 val. Alytaus sporto rekreacijos centrą sudrebins didžiausias Alytaus kovinio sporto renginys Bushidos SWAT 95 Age of Cage. Ir pas mus svečiuojasi šio renginio organizatoriai Donatas Butrimas, Bushidos SWAT organizatorius, ir sporto klubas Roninas treneris. Taip. Ir Renaldas Macevičius Tarzanas, pagrindinė vakaro žvaigždė. Paplojam savo, važiuojam, hard work, baby, važiuojam. Donatai, ką reiškia tas pilnas pavadinimas? Bushido, ką tos raidės? SWAT 95, ką reiškia? Tai tiesiog yra šios platformos toks pavadinimas mėgėjų, kurioje kovoja mėgėjai, ne tik mėgėjai ir profesionalūs kovotojai, čia pasisėmė patirties. SWAT tai čia tiesiog pavadinimas tas, kad greito reagavimo būrys. Jaunimas greiti, pasiruošę kovoti, tai aš manau būtent tam ir galima priskirti. O 95 reiškia, kad tai yra 95 jau turnyras. Ir 95 jūsų organizuojamas, taip? Mano organizuojamas ne 95, bet jau 10 bus padaryta tikrai. Bet čia yra Lietuvos turnyras ar išskirtinai Alytaus? Tarptautinis čia yra. Tarptautinis. Tai vyksta ir Latvijoje, ir Lenkijoje. Čia yra pakankamai plataus masto turnyras. Aš dar buvau neįsivėlęs į tos kovojimus, bet aš jau užgirdėjęs buvau apie SWAT ar taip toliau. Ten viskas greitai ir aiškiai, kaip ir bus 28 realiai. Ir gerai tada, vyrai, kas ten bus? Girdėjau kažkokia naujiena, ko dar nėra buvę mūsų sporto rūmuose, bus atvežta, taip? Tai ką ir pavadinimą pavaršyta, ką reiškia Age of Cage, tai yra narvo amžius. Tai reiškia, kad į Alytų atgabensim narvą. Arena. Metalinis narvas, taip? Taip, metalinis, jisai su paminkštinimais, ten grotos, kad žvėris nepabėgtų. A zoo can't keep me there, bro. Tai, pavyzdžiui, su paminkštinimis vis tiek kietas daiktas, turbūt galima ten galvą trankyti į tos konstrukcijas. Manau, taisyklės to neleidžia, nes tai yra pakankamai profesionalus renginys ir ten, kad be taisyklių kažkas vyktų, tikrai taip nebus. Tai yra teisėjai tam, kurie užtikrins tą ir saugumą ir visą tą profesionalumą. Tai aš manau, tokių tikrai nematysim. Gal kažkas ir bandys tai daryti, bet manau, teisėjai užtikrins, kad tai neįvyktų. Švarias kovas bandysim turėti. Tegul, kol visų darysim. Jūs tą narvą kažkur atsigabėvėt iš kažkur, ne? Taip. Mūsų remia Bushido federacija. Tai mes esam dėkingi federacijai, kad jie prisideda nemažai prie viso to. Tai visą tą inventorių mes kaip ir gaunam. Tai mums tiesiog reikia susiorganizuoti tas kovas. Paskelbėme, kad vyksta registracija ir tada iš visos Lietuvos, ne tik Lietuvos, bet iš viso pasaulio iš tikrųjų rašo ten, kad norim dalyvauti, bet mes visada per pirmenybę teikime Lietuvos kovotojams. O gerai, labai įdomu, kaip vyksta iš tikrųjų ta atranka, kas sprendžia, kiek kovų bus, kiek numatyta? Dar iki 20 dienos registracija vyksta, tai negaliu tiksliai pasakyti, bet šiuo metu jau 10 yra sudėliotų tikrai neblogų kovų ir 5 yra vakaro kovos. O ką dabar skiriasi 10 kovų ir 5 vakaro kovos? Tai 5 vakaro kovos bus dėl mero tauriai laimėti. Mes paskyrėme tokias, kadangi prisideda savivaldybė prie mūsų šiek tiek, tai mes padarėme tas taurės tokias, kur jau yra pilnamečiai, kur šiek tiek ar kažkuo įsiskiria, tarkim, turėsim šakbokso kovą. Jei tokia esat girdėję. Gal galite paaiškinti? Tai yra vienas raundas bokso, o kitas šachmatais. Šachmatais čia tikrai šachmatais? Tikrai šachmatais. Čia aš irgi negirdėjęs. Bus ką? Šachmatų partija vyksta ten kartais 2-3 valandas. Tai visi žiūrovai sėdės ir žiūrės. Ten raundas bus tam tikras laikas ir jie žais. Paskui po to raundo jie vėl boksuojas. Tai va. Entertainmento, aš irgi buvau nematęs ir dar turėsim pasaulio čempioną šakbokso, kuris kovos.
O jis geresnis kovose ar šachmatais? Nu, vat. Jis 50-50. Nes čia gal galima paimti kokį labai gerą profesionalų Šachmatininką, žinai, ten biškutį neprasileistų ir... Ne, ten balansas, pas jį yra balanso. O bus numatyta kažkokių šou elementų, intarpų, tų mergaitės pusnuogės nešios koncertai bus kažkokie ar... Mergaitės visada nešioja, tos vadinamos Bushido Angels, tai mergaičių tikrai bus. Čia irgi iš federacijos ar jau Alytui vietinės atsirenka? Ne, čia irgi federacijos. Federacijos, ten da. Galvo, gal Renaldas jau čia prilygęs. Ne. Tranquilo, hombre. Žinai, čia dabar focus, žinai, reikia kažką tai big. Tai tikrai bus, kas tuos raundus nešios, bus į ką pasižiūrėti, bus kiek buvę Alytuje arenoje visada būdavo pagrindas dienos šviesoj, apšvietime, o dabar bus tamsoj ir padarysime ringo apšvietimą narvo ir bus šiek tiek kitas elementas. Bus visur tamsu, į ringą nukreipti prožektoriai. Bus hard. Aš buvau ringė, kaip pirma mano kova buvo prieš Milžiną, tai buvo šitas narvas Klaipėdoje, Švyturio arenoje, buvo gal virš 2000 žmonių ir tikrai ta atmosfera žymiai daugiau didesnė, ta atmosfera tam narve, tokis įlipė, tokis uždaro. Žvėrė. Jo. Renaldai pats dėl mero taurės kovose? Visada. Ar ta prasme, ar ne taip paklausiu, gal, ar tu laimėsi mero taurės? Yra, nėra, buvo send me location, prizai, aš tik noriu darbą padaryti, nuvaryti, nokautą, kokį gražų Alytų, vis tiek čia mano yra gimtinis miestas ir taip susidėliojo, kad Donatas pakvietė, turėjau turėti kovą Džango Kingė prieš Viršilą, kurių ten buvo viskas sutarta, pasirašyta sutartys, padaryta šiti konferencijos, viskas buvo padaryta realiai ir neįvyko, tai nusikėlė, o dabar... Neįvyko, kodėl? Nes jie prisilaižė, Džango Kingas prisilaižė, ko prisilaižė, kaip sakoma. Ir jo, laukau tos kovos, nes jau buvo labai gerai viskas sutarta ir norėjau Viršilai pasiperdilės kojo, žinai, tai norėjau truputį jam pakrėsti už šnekas ir už viską, už blogus darbus realiai. Bet man atrodo, 25 mes šitą pamatysim, nes toliau ten cypia, bet nieko nepašneka. Tai gal jie ateis iš tai Bushido? Big. Aš nemanau, kad jie Alytui labai welcome yra, bet tegul ateina ten, žinai, all the smoke šikelia, brick by brick. O gerai, o kaip, pavyzdžiui, yra sudėliojamos tos poros? Kaip tau buvo parengtas? Ar kadangi tu pažįsti organizatorius, jau ten pats kažkaip su vokeliu paprašai, kad tau parinktų? Su vokeliais aš nevaikštau su vokeliais, man reikia vokelius duoti, žinai, bet iš tikrųjų, jeigu... Ne, iš tikrųjų, pas mane visada no cap, no filter. Kaip poros parenkamos? Kas parenka? Organizatoriai parenka? Jo, tai mes rinksim, jie rinks tas kovas ir tame esmė mes dabar šitą savaitgalį... Aš dar nežinau, dabar grajų visas bus dabar šiandien rytoj sprogimas, kur kviesiu vieną žmogų į kovą, kur jau turiu idėją, žinai, kažką tai ir tada žiūrėsim, kaip kas varžovas yra pora varžovų, jau čia man rašinėja žmonės, net savi, kur nori vardą pasidaryti, žinai, kur neturi svorio Lietuvoje realiai, žinai, bet jie kažkur pasportavę ir jie kažkokią gyslą turi viduj, kad man nepatinku, ar nori man įkirsti truputį, žinai, kur kovoja kažkur tai ir, žinai, jau matau, kad nori su manim kovoti ir pasidaryti vardą, žinai, nori, bet čia sunkiai bus kova ir mes yra tų kovotojų, kas nori sukovoti, bet sakau, reikia truputį svorio dabar turėti, ne to kilogramų svorio, kad kažkas nors būtų, ar įdomesnė kova būtų, kad, žinai, o kitais metais, sakau, mes jau važiuosim į kitą lygį, susikaupimas bus labai stiprus ir amerikietiškam futbole, Europos lygoje dabar gerą kontraktą turiu, tikrai nebaigiau šaikelę, čia reikia, čia tik tai buvo pauzė dėlesniem reikalams ir tada ir kovosim, duosim malkų, žinok, daugam kitais metais. Donatai, aš įsivaizduoju, kad ta prasme, yra prieš ilgą laiką, kaip profesionaliam bokse, pavyzdžiui, ten jau prieš metus ar prieš pusmetį žino priešininkus, ir ruošiasi vienas kitam. Tai čia yra toksai netikėtumo, elementas, kad jie ten kelios dienos prieš turnyrą tik sužino, kas su ko kovos. Taip, nes iš tikrųjų būna tokių dar atvejų, kad atsiunčia svorius, atsiunčia kovas ir dieną prieš įsiaiškini, kad ten svoriai netokie ir kovų skaičius netoks. Tai reiškia, kad mes tada perstatom visas poras, tarkim, jau griūna visa piramidė sustatydama mūsų ir statom viską per naują. Tai jūsų, Donatai, pačio, yra lemiamas sprendimas, kas su ko kovos? Taip. Aš stengiuosi, sėdžiu, iš tikrųjų analizuoju visus kovotojus, stengiuosi, dabar daug maž visus žinau,
Tai kas susiregistravę, tai daugmaž už net žinau, kiek svers jau į ateitį. Nes vis tiek jau matau, kad prieš metus kovojo 65 ir dabar vėl tas pats svoris, taip nebūna. Vaikai auga, tai iš karto 2+ kilogramus užmeti minimum ir paskui visą to gali pasižiūri, kad beveik pataikiai. O pagal kokias taisyklės vyksta, ar ten vėlgi parenkant sportininkus yra tos taisyklės taikomos įvairios, kad ten boksininkas su boksininkui eina kovoti, ar kickbokso taisyklės, kur kickboksininkai du kovoja? Čia yra tas, kad visi gali kovoti, nesvarbu ar tu boksininkas ar ne boksininkas, užsirašai pagal bokso taisyklės, tarkim, kickboksininkas užsirašė pagal kickbokso, bet jis neturi savo varžovo, tai tada bandom derinti, kad tada būtų ar bokso kova. Nes vis tiek kickboksininkas rankas naudoja, o boksininkas kojų nenaudoja, tai tokį, kad viduriuką. Man tai kaip aš buvau, bet tų kojų varęs, aš prisimenu, Kaune nuvariau į sporto klubą ir ten tik tais rankytės judėdavo blembos su tom kojom, kaip atkaldavo, dar žinai, buvau truputį pasikėlęs varą, tai jiems, taip, nėra, tai gamtinis reikalas, realiai, žinai, tai kaip boksuojasi, blembos su tom kojytėm atvaro, tai labai balansas yra parinktas gerai, tai kas boksuojasi, kas nori pasigrepinti MMA, viskas viename, 3 viename realiai turi, važiuoja. Bet pats iš gamtos, iš žvėriškumo, taigi, man atrodo, kaip praeitą kartą kalbėjom, specialiai kažkokių kovinių tų sporto šakų nesi ilgai lankęs. Ne, gatvės ir prieš daug žmonių, aš sakau, kokią 100 kovų turėjęs arba daugiau gatvėse, kažkaip nepatinku, energijas per daug kažkas, tai kokią 100 kovų gatvėse turėjęs, bet prieš kokią 150 arba 180 žmonių, tai visada 1 prieš 1 nieks nenori kažką daryti, 2 prieš 1 susitvarkau, 3 prieš 1 susitvarkęs, bet būna kartais 5 ateina arba 7, čia per visą šalį, žinai, tai vyksta tokias. Tai dabar kuo mažiau einu, dabar ringę, nes aš žinau, kad visada į ringą mes jį ateisim. Aš visą gyvenimą žinau, kad aš į ringą ateisim, aš judu 5 metais jauniau pas mane, nuo 5 metų sportuoju, dėkingas kūnas, nuo 12 metų proteinai, aš iš karto į statybą, ne welcome to America, o welcome to statybos, žinai, taip atvažiavau iš karto į statybėlės, pinigų buvo iš karto ant savęs investavimas, proteinai, aminai, kreatinai. Bet dabar vis tiek, kai ruošiesi šitai kovai, kažkokį prioritetą teiki kažkokiai kovinio sporto šakai, ar boksui, ar... Tai dabar boksas bus, nes aš dabar labai daug stipriai, kaip pasakyti, aš pasiruošęs tada, aš buvau Norvegijoje išvažiavęs, aš pasiruošęs, sportavęs realiai, pas mane labai 2-3 mėnesiai buvo stiprus, bet, kad į salę vaikščioti, aš visada šero boksingą, mėtau savo ranką, žinai, visada, pas mane įjungta šitas, aš va čia pasiruošęs, tada mano gyvenimas buvo kova, yra kova, žinai. Bet ar pačiam patinka? Aš MMA norėčiau, MMA, kitais metais aš noriu MMA varyti, nes aš sakau, aš labai vikrus, pas manęs prokstimos ir aš MMA tai yra mišrios kovos. Jo, graplingas, alkūniukė. Vat tau patinka žiūrėti, ar esi gerbėjas? Man patinka dalyvauti, žinok, man patinka dalyvauti. Man tie sportai, arba sako, ar patinka tau žaisti, nesakau, aš laukia žaidžiu. Aš laukia žaidžiu sportai. Man žiūrėti, ar tą amerikietišką fulę, aš ten žiūriu, manęs neužkabina taip. Aš noriu su tais bad boys, su tais geriausiais būti ant aikštės ir ringė ir ant aikštės. Anoje ekrano pusė. Jo, ne, aš nežiūrėtojas, aš darytojas, aš nestebėtojas. Donatai, ar daug alytiškių kovotojų numatoma, kad bus šitam renginį? Iš mano klubo yra 9 kovotojai šiuo metu, taip pat yra iš kito, iš Kęstučio Kavaliausko klubo, tai ir pats Kęstutis Kavaliauskas kovos, 4 jei neklystu. Tai 13 viso kovotojų iš Alytaus, tai aš manau tikrai daugiau nei pusė kovų bus alytiškių. Labai nice. Yra dalis kur pirmą kartą, antrą kartą lipa į ringą, bet yra, tarkim, kaip Kavaliauskas, jis turės jau virš 100 kovų tikrai mėgėjusi, profesionalių 5, jei neklystu. Tai aš manau irgi tam dėl mero taurės susikaus Kavaliauskas. Su kuo? Oi, čia reikia daugiau, kai čia man kovų, man tai gal vienos užteks. Tai ta sistema 5 kovos dėl mero taurės, taip? Ja. Ir kaip jie visi 5 gauna po taurę laimėtojai, ar jie paskui tarpusavį dar kovos? Ne, 5 laimėtojai. Nedarysim tokio turnyrinio, kad ten kas laimėjo, kas ten... Nes galvojam tas 5 kovas, jas padaryti visas skirtingas. Tarkim, viena bus bokso, tarkim, kita ten to šachboksų, paskui, tarkim, kickboksas, MMA,
ir dar vieną nenumatę, bet maždaug turim. Bet yra. Tai Renaldai pats bokso. Aš boksu, mes su Donatu vakar šnekėjom, turbūt reikia daugiau, man atrodo, pasiruošti, nes grapplingas, žinai, imtynės, aš tai, žinai, ten galiu pasmaukti kažką tai, bet, žinai, daugiau gal tą šou parodyti, netyčia, vis tiek patirti šitam reikalį duoda savo, žinai. O kaip vyksta pats pasiruošimas? Jau kada pradėjai, kiek laiko ir kaip pats jautiesi? Visą gyvenimą. Šitą pasiruošimus, kas, aš sakau, 2,5 mėnesio nuo Norvegijos labai stiprius turėjau, va dabar buvau Alytuje sporto rūmuose, nes sporto rūmoje laižymo rūmai, aš vadinu, nes aš ten dieną naktį realiai 2,5 mėnesio, 2 mėnesius aš ten atidirbęs realiai, kaip turi būti, bet čia fiziniai. Be išeiginių? Be išeiginių, 2 kartus į dieną kartais, žinai. O treneriai turi kažkokias? Ne, aš treniruojusiu, o dabar, sakau, nuvariaus, Donatas man palaiko lapkės, patreniruoja kaip kojas, taip toliau. Tai tipo to kovinio, atsakau, mėtau rankas kiekvieną beveik dienas, kas į savaitę nors 5 kartus prasimėtų ten po 20 minučių bėgai, krosą sustoju vakar, lėjo 10:30 išvariau šaltą, nuvariau prie to angelo, kur ten papuošta rankaitas, prasimėčiau 20 minučių, prasibėgau gal 6-7 km vakare. Čia jau buvo po 3 valandų rytinės treniruotės. Tai judesys yra, aš sakau, toj salėje labai net kimarinė sporto, kur tipo, žinai, daužaisi, bet žvėris yra čia, tai iškelia, sudarysim tą narvę ir pamatysim viską, nu. Pamatysim. Donatai, kaip vyksta bilietų platinimas? Ar matot pagal miestus, kas be abejo, kad alytiškiai daugiausia, bet ne? Ne, alytiškiai daugiausia. Kaunas? Kaip tik prieš tai atėjau, pasižiūrėjau, tai buvo Vilnius. Vilnius, okay. Vilnius apskritis. Šarau, Vilniauskį, Kauniauskį, Klaipėdauskį. Ir Alytus, jei neklystu, 4 vietoje. O, tai labai geri rezultatai, jeigu tai paėmė. Važiuojam. Ir į mūsų miestą pritraukiam ir iš kitų miestų. Šiaip, kaip buvo praeitas renginys, tai kauniečiai jautėsi kaip namie. Nes kauniečių palaikymas buvo daug didesnis. Tai Alytus was good, man. Wake up. Alytiškių kažkaip, iš tikrųjų buvo nemažai ir keitimais išdalinom. Tikrai norim, kad šitas renginys būtų toks kaip Bus. Alytaus jau tas renginys vadinamas toks, bet kažkaip dar vis šiek tiek laužosi alytiškiai. Tai ta proga iš tikrųjų galėtume ir pakviesti visus. Prasukit pro rajoną, leidimas duotas. Tėvai gali atvesti sūnus pažiūrėti, ne, kaip vyrai kovoja, labai puikiai dovana. Taip, kur galima įsigyti ir kokios kainos yra bilietų? Bilietus platina bilietai.lt ir dar šią savaitę bilietai nuo 13 eurų iki ten 50 kelių, jo. O kitą savaitę jau bilietai brangs. Tai dar šią savaitę turit. Tai va, puikios kalėdinės bus karšta. Tikrai. Taip, kad suskupkit nusipirkti, nes gali ir neliktų vietų geriausiai. Gali visko būti, nežinai, paskutinę savaitę viskas pradeda kaip byrėti ir greitai siautėt, pradeda, žinai. Tai... Gerai, vyrai, kokie planai kitiem metam, ar yra jau numatyta? Pas mus yra numatyti 8 turnyrai, tai vienas irgi tikrai bus Alytuje, o Renaldo planų aš nežinau. All the smoke action. Kitais metais noriu 2,25 atiduoti sportui, motivacijai visiems jaunimui, kas ir pasiekimams, nes Europos futbolo lyga prisilaižius, iš ten antras, sakau, buvęs, mes ten dažnekėjom 11-13. Atiduosiu viską, nesvarbu, kaip ten dar daugiau sproksiu ir taip toliau. Atiduosiu už jaunimą, atiduosiu už motivaciją, kad mano istorija išgirstų, mano istoriją tą visą stipriai, nes ir knygą norisi parašyti, ką aš dariau per visą tą pasaulį, užmotyvuoti, kas mano vaikystė buvo. Tai nebaigsim reikalus ir Europoje, ir American football, ir čia su tų kovojimų sportų. Tai kiti metai bus stiprus, stipriausi metai bus, kada turėjo savo gyvenime. Ir atsakau už bazarą kiekvieną kartą ir bazaras yra. Važiuojam. Super, gerai. Ačiū labai už tai, ką darot, kad garsinat Alytų, kad kviečiat svečius į Alytų. Linkiu jums kuo geriausio puikaus turnyro ir kad jūsų visos idėjos kitais metais įsipildytų. Gražių ir jaukių jums švenčių. Amen. Ir jums visiems. Važiuojam. Yra. Nėra bus. Be hard work, nieko nebus.